Sveiki, šiandien trumpas vidosikas toks, kaip padaryti staklytę, nors tai nustatom 100 rpm, 106 tarkime, lėto sukimo, kad tekinti strėgiui lėtai eina ir svarbiausia prieš tai sustodavo staklytės. Dabar norint nesustabdysi, tik susistabdo dėl to, kad prasisuka dirželis. Čia jį reikia įtempti arba įdėti gal dar vieną čionais dirželį, nes čia yra dar viena vieta. Tai kaip padaryti, gale atsisukam skydelį ir čia yra toks rezistorius CL, tai jį nusukus iki pat galo. Tai čia yra 4 padėtis maždaug, ant šitos padėties, ir reguliuojasi jo stiprumas. Dar žinoma, bandžiau patempti šitą dirželį, bet šito varžtu, bet tai nelabai padeda. Čia dabar nusukus ant mažiausio yra pačio, sukasi, sustabdyti pačią variklio neina, pats variklis sukasi, tai dirželis prasisuka. Štai toks vidosikas. Bandysiu tekinti. Viso.